Abu robotai kraunasi, galime vertinti. Yra dabar popietė. Šitos movos baterija be abejo yra gerokai mažesnė negu už A2, taip kad tikrai jisai krovėsi daugiau kartų ir nupjovė jisai per gerą pusdienį 2,6 aro. Iki vakaro pabaigs tuos 5 arus nepilnai, kuriuos pas mane pjauna. Sekančią dieną taip pat tokį pat kiekį drąsiai įveiks. Taip kad galim patvirtinti, šitas modelis 10 arų tikrai lengvai nupjaus, o galbūt ir 12-13 arų įveiks. Tiesiog duokite šiek tiek daugiau valandų padirbėti. Lėtas, mandagus, tvarkingas, tiksliai dirbantis robotas, kainuojantis apie 1300 eurų. Na ką, einam dabar iki Dreamo. Jis taip pat stovi stotelėje. Pažiūrėsim, kaip jisai viską čia pjauna. Pjauna. Pjovė dalį. Dalim palikta. Dalim kažkaip. Kažkur stoja, sukasi kažkodėl. Negaliu paaiškinti. Ir robotas krovėsi tikrai mažiau kartų. Ir nupjovė 2,1 aro per tą patį laiką, ką nupjovė ir mova. Kainuoja virš 2 kartų brangiau, deklaruoja gamintojas 3 kartus didesnį plotą, jokių šansų jam tokių plotų pjaut. Tikrai jokių šansų. Kitaip tariant, aišku, jis nupjaus per kokią savaitę, bet per savaitę jums tiek žolė užaugs, kad paskui jisai nebespės pjaut. Taip kad po to savaitės jūs imsite traktorių arba savo seną vėjapjovę, žoliapjovę ir nupjausite jam žolę, kad vėl galėtų dirbti. Palikta vietomis žolės. Šitą visą išdeginimą taip pat padarė mums važinėdamas naktį, kadangi jisai nespėja niekaip pjaut, teko leisti jį ir dieną, ir naktį kiaurą parą, kadangi buvo šalna ir robotas neturi opcijos nepjaut per šalną, sudegino žolę ir dabar mes atrodom štai taip. Čia palikta, ten pjauta, kažkaip įdomiai. Šiaip iš tiesų puikus robotas. Nepagalvokit, kad jis yra blogas. Jis tiesiog nėra skirtas tokiom teritorijom, ką deklaruoja gamintojas. Pirkdami Dreamą, A1 Pro ar A2, visi jie važiuoja tokiu pat greičiu. Kodėl gamintojas deklaruoja tokius plotus, nežinau. Mova važiuoja irgi tokiu pat greičiu ir sako 10 arų. Tai ir yra tiesa. Na, tikiuosi, nesupysa mūsų, kas jais prekiauja. Taip pat turime ir mes juos, bet mes labiau gerbime savo klientus, nes klientą apgaut galima tik tais vieną kartą. Mes taip nedirbame, todėl mes patys testuojam, rodom ir dalinamės informaciją su jumis. Kol kas tiek, turbūt su A2 atsisveikinam. Labai daug skiriam jam laiko, beveik pusę mėnesio, tam, kad jums šiek tiek papasakot. Laiką savo taip pat gerbiam ir eisim testuoti sekančius modelius. Ką pamatysite mūsų kanale eigoje. Sekite, prenumeruokite ir tikrai daug ką dar parodysim ir papasakosim.